Alkapyktis. Taip, alkapyktis yra išgalvotas žodis ir aš jį ką tik numezgiau. Taip, jis yra tiesmukas vertimas iš angliško Henry, kuris reiškia tą patį. Esu alkana ir pikta, arba alkanas ir piktas. Bet jis puikiai tinka apibūdinti vienam iš svarbių reiškinių maisto ir nuotaikos ryšiui. Valgant saldžiai, jaučiamės smagiai ir pakylėtai. Geriau funkcionuojame. Bent jau tą akimirką. Bent jau šiame tyrime, jei apskritai esame neatsparūs stresui. Trūkstant angliavandenių, nuotaika smarkiai prastėja ir nesvarbu, ar tam esi treniruotas ar ne. Nors yra ir atvirkščiai teigiančių tyrėjų, kad po badavimo arba labai mažo kaloringumo dietos eksperimento žmonės jautėsi geriau. Čia mano hipotezė tokia. Neprivalgantis iš reikalo sveiki žmonės, kurie neturi viršsvorio, kurie yra šio tyrimo kariai, pyksta ir dėl streso, ir dėl alkio. O neprivalgantis ir lieknėjantis žmonės labiau džiaugiasi negu pyksta, todėl jie jaučiasi geriau. Bet gali būti visai. Tie patys dėl prastos nuotaikos abejojantis tyrėjai turi abejonių ir dėl mažo kalorijų kiekio poveikio kognityviniam funkcijom. Nors manoma, kad alkanas žmogus prastai mąsto, daugiausiai dėl to, kad negali nustoti galvoti apie maistą. Bet mokslinių tyrimų, kurie patvirtintų tokią nuostatą, nėra lengva rasti. Dažniau kalbama apie ilgalaikę neprivalgymo augant ir vaikystėje apskritai žalą. Čia turiu sustoti ir pripažinti, kad pradėjusi nuo pagal tematiką visai atpažįstamo straipsnio neturiu ko esmingo parodyti iš mokslinių tyrimų pusės. Nei apie tai, kad po angliavandenių nuotaikos piko būna nuotaikos duobė, tikrai būna cukraus pikas ir duobė, bet ne nuotaikos, nei kad maisto ir cukraus konkrečiau trūkumas sukelia pyktį. Konkrečiai formuluojama, kad žmonės valgo siekdami džiaugsmo, bet nesiekdami malšinti liūdesį. Ir ne, tai ne tas pats. Nerandu įrodymų, kad toks reiškinys yra fiksuojamas ar tyriamas akademiniai literatūrai. Taip, tose situacijose, kai žmogus nori valgyti ir negauna pyktis stebimas, bet esminiai faktoriai vardijami ne fiziologinio alkio naudai. Mano moralas toks. Valgymas yra sudėtingas procesas, o kalorijų skaičiavimas, apie ką dar būtinai rašysiu, yra beprasmis reikalas. Žmogus ne mašina, kuriai užtenka įpilti daugiau ar mažiau degalų. Iš esmės tai teisinga, bet svoris reguliuojamas ne vien per tai, kiek suvalgoma. Svarbu hormonų pusiausvyra, o ją veikia ir maisto turinys, ir miego kiekis, ir patiriamas stresas. Būtinos visos sąlygos, kad svoris nedidėtų arba kristų ir vien kalorijų skaičiavimas nepadės. Todėl bandymas įvertinti, ar suvalgai jau per mažai pagal tai, ar jautiesi piktas, taip pat nėra pats geriausias būdas reguliuoti mitybą. Skanaus. Taikos ir ramybės.